Pakalbėkime šiek tiek apie pūslės. Štai čia yra mūsų standartinė pūslė. Jos būna tik vakuuminėje pakuotėje, o ši yra standartinio ilgio pūslė. Turime įvairių tipų jungiamųjų pūslių. Ši, kaip matote, yra 45 laipsnių pūslė, kuri primena į formą. Turime ir 90 laipsnių, kuri yra T formos. Turime ir dvigubą šoninę pūslę, kuri, kaip žinote, turi po 2 iš kiekvienos pusės, tiek 45, tiek 90 laipsnių kampu. Tačiau visais atvejais jos visos pagamintos iš tos pačios medžiagos. Kaip matote čia, tai yra silikoninė medžiaga, kurią naudojame, ir jei įsižiūrėsite, pastebėsite, kad viduje yra tinklelis. Šis tinklelis leidžia jai šiek tiek išsitempti nepažeidžiant ar neplėšant silikono, beveik taip pat, kaip armatūra veikia betone. Kalbant apie jų sandarinimą, čia viduje galite matyti, kad jos suklijuotas silikonu, o išorėje dar kartą suklijuotas specialia juosta. Nežinau, ar gerai matote, nes tai labai plona ir sunkiai pastebima, bet visais atvejais jos gerai suklijuotos, kad niekur nepraleistų. Čia galite matyti, kadangi viskas permatoma, tai būtų puikiai tinkama V-kietinimui. Tai galite naudoti įtraukimo vietoje, įstūmimo vietoje metodui arba V-kietinimui, V-kietinimo procesui.